Sveiki, pradėjau redaguoti video ir supratau, kad neturiu pradžios, neturiu įžangos. Video daug, visko daug ir jeigu jums patinka impulsyvūs pirkiniai arba apgalvoti pirkiniai, tai likit kartu. Iš tikrųjų yra visko daug, labai skirtingų, kažkas šuniui, kažkas namams, kažkas man pačiai. Jeigu jums patinka pirkinių video, tai likit kartu. Tai parodysiu du pirkinius. Vieną, kad nusipirkau Palangoje sendaikčiuose ir kitas iš About You. Tas nefainai, tai maišas yra perpjautas, bet galime kažkaip pabandyti. Čia turėtų būti keli labai įdomus dalykai. Džinsai, lietpaltis, dar vieni džinsai, batai. Dabar dėl batų, tai man čia įdomu. Ir kokie batai. Samba. Kas turėtų būti fainai? Rudas padas. Kas ne fainai, kad priekis yra zomša. Tai kaip jį valyti reikės, nežinau. Bet reikia gal pabandyti pasimatuoti. Man jau baisu. O dabar greitai išpakuosiu, paskui parodysiu ant savęs, kaip atrodo. Džinsai tikiuosi, kad neprašoju šį kartą, nes man su soliais, man pastoviai nesąmonė. Ir aišku, išklijuota taip, kad niekaip nepateksi gražiuoju būdu. Taip, tai čia yra dydis mažesnis negu vieną kartą ėmiau. Paprastai Tom Tayloro klasikiniai džinsai. Vizualiai turėtų būti ok. Tamsus ir tiesus. Klasika. Tada kiti džinsai yra šviesesni. Irgi pasirodo Tom Taylor. Ok. Irgi klasika, tiesus ir taip toliau. Tai jūs matuoti žiūrėti, ar man tinka ar ne. Ir trečias dalykas, tiksliau ketvirtas, kurio dar neparodžiau. Bet aš jį gal užsidėsiu. Tai va, paltas yra toksai. Man jis atrodo didokas, bet vaikai sako, kad čia oversizinis ir viskas su juo ok. Gal yra ok, nežinau. Dėl jo galvosiu iš tikrųjų, nes man tai toks, nežinau, tikrai labai didelis atrodo. Taip. Tada. Džinsai. Aš pasirodo galiu net dar mažesnį dydį pirkti Tom Tayloro, nes manau tikrai įlyščiau. Taip. Čia be diržo, be nieko. Jie man tinka ir šiek tiek laisvi. Tai net nežinau. Ir aišku, keliai. Tinka, tik man nepatinka, kad jūs labai sunku užsidėti. Tai vat nežinau. Ar jie liks pas mane, nes aš apos pirštus neišsilaužu. Aišku, žmonės dedasi su šaukštu, bet kad man nepatinka dar, kad apspaudžia labai ir aš bijau, kad labai ten šus koja. Tai va. Dabar einu kitus džinsus dar pasimatuoti. Šitie džinsai atrodo taip. Ir aš galvoju, gal aš juos pasilieku tikrai, nes dar diržus užsidėsiu iš viso tobulo. O nuos norėčiau užsisakyti dydžio mažesnius. Ir šitą aš nežinau. Man irgi norėtųsi mažesnių dydžių. Ką daryt? Sabrina, ką daryt? Tai va, verdiktas. Batus grąžinu, nes pabandžiau pavaikščioti po kambarį ir man jie spaudžia iš visų pusių labai stipriai ir žiauriai sunku užsidėti. Ta prasme, galvoju, gal aš čia su pirštais, tik tai, ta prasme, be šaukšto nemoku užsidėti, bet užsidėjau ir su šaukštu, labai nefainai. Nors atrodo gražiai, bet, žodžiu, arba reikia didesnio dydžio, aš čia ėmiau kem antrą, tai gal reikia kem antro su pusę, nežinau. Bet batai už 100 eurų, mano akim, turi būti normaliai prie kojos, o neturi kentėti dantų sukandus vien dėl to, kad jie yra madingi. Ir tai juos grąžinu ir nežinau, ar užsakinėsiu. Gal būtent tokius, pagalvosiu. Būtent dėl to, kad zomšas priekį, ta prasme, jeigu šiaip žiūrėti viskas ok, padas man patinka, modelis patinka, vienintelis priekį tas zomšas kelia, jeigu net būtų didesnio dydžio, kaip jį reikėtų prižiūrėti. Nes kažkaip aš nežinau, kodėl aš nedažiūrėjau, kad ten visur, ne visur už tą
oda. Tada šviesų džinsai keliauja atgal, bet aš jas užsakysiu mažesnio dydžio. Paltas keliauja atgal, užsakysiu mažesnio dydžio. Šitie tamsūs džinsai lieka. Jie viskas ok, aišku, jie ilgoki. Reikia pažiūrėti, nebent gal yra trumpesnių, kad nereikėtų nešti lenkti. Tai jeigu įmanoma, tai persakysiu, viską grąžinsiu ir užsakysiu mažesnio dydžio. Tai va, bet sakau, dėl batų labai taip galvoju, nes man nepatinka jausmas su jais. Tai va, tai truputį nusivyliau, bet nieko. Dabar ką aš nusipirkau iš Palangos bičių. Tai čia yra 3 dalykai. Tai pirmas yra toksai tiesiog džempas paprastas, toks megztinis džempas užsimesti, kaip sakau, žodžiu, nieko jūs nematot, bet tokios melanžinės medžiagos, kaip sakau, ant džinsų kažkur nueiti. Ir yra 2 dalykai. Vienas yra va tokia puodynė. Ir jai yra dangtelis va toks va. Nežinau, aš ėjau aplink ją ratais kvadratais. Nu, man tokio grožio. Nežinau, ką man jos reikia. Bet reikia. Ir antras dalykas. Čia kainos yra netokios. Vienas rodo 5, kitas 6, bet kainos buvo ten kažkokia akcija, atrakcija, kad aš sumokėjau vos ne 10 eurų mažiau negu buvo. O, Sabrina, ką ten radai? Tai va, ir čia šitas daiktas turėjo kainuoti 6 eurus, bet man atrodo kainavo daug mažiau. Čia yra žvakidė. Ir aš pagalvoju, man laukia ant stalo, kaip terasoje turėtų būti labai labai fainai. Tai va, einu, supildysiu grąžinimą ir tiek. Ir to tikiuosi bus dar 2 siuntos, tai prijungsiu prie šito video ir tas 2 siuntas. Žodžiu, išėjom pavedžioti Eivo ir sakom, mes jį dar tik pratinam teritorijoje vaikščioti ir ne teritorijoje, tu prasme, aplink namus, nes dar skiepas tik tai, kaip sakant, baigė įsigalioti. Tai pasiėmėm tą progą siuntą iš Zalando. Aišku, negalvoju, kad čia būtent šita siunta, nes kažkaip pastaruoju metu visko daug pirkau. Ir iš Zalando, man atrodo, čia tas iš parduotuvė, kur yra. Iš ten užsakinėjau, šiaip atėjo žiauriai greitai. Ir įlindau ieškoti tokių. O kodėl tai yra tik vienas daiktas? Aš užsakiau džiutinį kilimėlį į miegamą. Nu, parodysiu, tada patikrinsiu, kur mano antra dalis. Už tą pačią kainą iš tikrųjų yra ir Lietuvoje. Bet... kaip supakuoti? Žodžiu, aš čia susigalvojau savo mėgamą užjaukinimo planą. Tai va, toksai va kilimėlis. Ir jisai bus po mano tomėlį nukrėtų. Tokį. Aš seniai kažko tokio norėjau. Ir Lietuvoje nusipirkti yra dažniausiai apvalūs. O šitas atrodo ir ganėtinai kokybiškas ir kaip matot, jis yra ovalus. Žodžiu, labai įdomiai rodo kiekvieną užsakymą, bet 2 dalykų nėra. Tai aš tikiuosi, kad ateis ir tos 2, nes ten toks dar mini džinsai ir toks paltukas pavasarinis užsimesti. Aš labai tikėjausi, kad šitas paltukas yra. Bet jo, labai keista, kad dalis užsakymo atėjo. Sveiki. Šitą video filmuoju turbūt jau mėnuo laiko ir užbaigtis negaliu. Ir iš tikrųjų dabar dar truputį pafilmuosiu, ką nusipirkau ir tada dar atvažiuosiu vieną siuntą ir tada jau bus galima, kaip sakant, ramiai gyventi. Tik toj siuntoj, man atrodo, tada gal porą dalykų parodyti, tik tai galėsiu. Žodžiu. Prieš tai sakiau, kad užsakiau iš Zalando, Lounge by Zalando, užsakiau ir gavau kilimėlį, bet negavau džinsų ir paltuko. Tai paltukas pagaliau atvažiavo man, toksai paprastas, aš jį parodysiu. Buvau užsidėjusi, lengvai didokas, bet jisai be jokio užsegimo, tik tai su diržu. Žodžiu, nieko jūs čia nematot, užsidėsiu, parodysiu.
Dabar reikia sugalvoti, kur viską dėti. Tada iš ten atkeliavo džinsai, bet džinsų net nerodysiu, nes jie tragiškai dideli, ta prasme, aš juos įgrūdau į maišą atgal. Esmė tokia, kad aš sakiau, kad man dabar yra toksai dydžių keitimasis ir reikia jau pradėti pirkti mažesnio dydžio, aš ten užsakiau savo, bet jie netgi ir tam senai mano dydžiui, labai dideli, labai tiesiog. Tai va, bet dabar kitas dalykas iš abačių. Rodžiau prieš tai, užsakiau paltą ir buvo Pumas kedai, ne Pumas, Adidaso Samba kedai ir buvo lietpaltis ir 2 džinsai, užsakiau mažesnio dydžio. Tai dabar tikiuosi, kad man viskas nebus per mažiau. Tai noriu bent jau vizualiai pažiūrėti. Vizualiai atrodo, kad okei. Eisiu matuotis. Tikiuosi bus tikrai okei. Ir antri. Jeigu dar ir ilgiai būsiu pataikiusi, tai pagaliau bus pirmą kartą būsiu nusipirkusi ne pataikymo būdu, o ieškojimų, ta prasme, tokių konkrečiai užsakinėjant, skaičiuojant, tuos būtent, kai kaip čia viskas sušokia, ta prasme, kai coliais, o ne centimetrais. Šitas tas pats, bet aš parodysiu išpakavusi ir savęs, nes čia vis tiek nieko nesimatys. Ir kraunu už savęs viską. Taip, kitas dalykas, aš kur sakiau, iš Temu labai ilgai laukiu siuntos, tai vienas iš tų dalykų toj siuntoj buvo šitas. Tai yra tas standartinis French press. Yra, tik tai man kol kas nepatinka jo kvapas, bet tai yra visiškai nekvapas o tas garsas, metalinis visiškai ir jisai, šiaip standartiškai ir žodžiu, viskas su juo okei, yra rodiklė, kur yra priekis, kad būtų aišku. Ir aš ilgą laiką gėriau, ilgą laiką, tai čia kokį gal porą mėnesių, man atrodo, gėriau iš tiesiog pliko makavą, tai nesąmonė, tai va galėsiu savo sėkmingai, kaip sakant, vėl gerti tą būtent tokią išspaustą. Man jisai ir gražus, ir kodėl aš pirkau būtent tokį, nes stiklinių aš labai daug sudaužiau, labai daug, keletą sudaužiau. Ir šitas, kurį turėjau prieš tai atlaikė man kelis metus, bet aš pati dėjau jį indaplovę. Šiaip plaudavau visada ranka, bet vieną kartą kažkodėl sumašiau įdėti indaplovę ir gavosi, kad aš įdėjau jį kreivai. Ir jis matyt įskilo dedant, nes išėmėm jį dalimis. Tame siuntinyje dar buvo va šitas daiktas Eivo. Čia yra toksai krepšys ir jisai įtelpa, jam viskas fainai, bet aš nemanau, kad jisai pas mus prilips. Nes mes kaip tik turėjom ilgą kelionę ir išbandėm, tai bandėm ir prisektą su šito krepšiu ir bandėm narve, tai visgi narve keliauti yra jam ramiau, jis mažiau blaškosi, mažiau cypia, mažiau to streso ir panašiai. Tai jis kaip ir, kaip sakyti, neprilips, manau. Mums reikės pagalvoti, ką su juo daryti ir tikėtina, kad iškeliaus. Nes va yra ir prisegimui, o gal paliksim, gal ta prasme, kai išvažiuosiu viena viduje, nes, žodžiu. Nes ir čia yra kažkam prisegimui. Tai va, šiaip tai gražu, viskas tvarkosi, kur patogu, viduje yra tokia pagalvėlė. Yra, taip, čia tai jo leduką reikės nunešti special. Tada čia petnešos, čia ne prie ko. Ir dar viduje va tokios petnešos buvo 2 prisegti. Tai va, tai žodžiu, toks įrengimas, ne, taip, viskai turėjo būti. Tai tokį nusipirkom, yra ir ilga rankina, jeigu nori nešiotis, bet mes tokiu būdu jo tikrai nesinešiosim. Pirmi džinsai. Dydis realiai yra dydžiu mažesnis ir dydžiu trumpiau. Tobulai. Tas jausmas, kai to tinka mažesnis dydis, yra sunkiai nusakomas. Ir antri džinsai taip pat tinka. Tobulai. Ilgis šitų net fainesnis, jis atrodo tokio pačio ilgio jie yra, bet taip. Pagal etiketę ilgio tokio pačio, bet pagal faktą ilgis skirtingas. Gal dėl modelio skirtingumo nežinau, bet realiai žiauriai gerai. Ir liko viršus. Viršus iš Zalando.
be jokio nieko. Va toksai. Jis gal atrodo truputį didokas, bet man tas patinka susisiauti ir taip jauku kažkaip tai. Žodžiu, fainai. Ir šitas. Dar net savų nenuėmiau iš pakalų. Oi, iki šiandien. Žodžiu. Ir turiu atsinaujęs rūbų. Ir sakau, tas jausmas, kai turi, kai pereini mažesnį dydį. Man dar taip nebuvo. Na ir kokios emocijos dėl šių pirkinių? Tai ar tikrai visko reikėjo? Turbūt ne. Ir labiausia turbūt man, nežinau, man emociškai buvo sudėtinga. Teigiama prasme, bet tai, kad aš turėjau užsisakyti mažesnio dydžio rūbus. Žinau, gal kažkas sakyčiau visiškai nesąmonė ir panašiai, bet realiai aš tokį dydį jau nešiojau daugiau negu 5 metus. Ir kiek prisimenu, gal tai buvo ir anksčiau, ir ta prasme, kai aš pasimatavau savo dydį ir jis per didelis, ir ženkliai per didelis, surizikavau užsisakyti mažesnį ir puikiai tilpau jį, supratau, kad mano pastangos nebuvo veltui. Tai iš tikrųjų, wow, labai geras jausmas ir džiaugiuosi, kad tas sušlietas prakaitas bokse arba sporto salėje su treniruokliais nenuėjo veltui, kad mano žiūrėjimas, ką valgau, irgi nenuėjo veltui. Taip, iki tobulumo dar yra milijonas, bet tiesiog žiauriai tas geras jausmas. Tai va, nesitikėjau, kad aš taip sureaguosiu, nes laukiau tos siuntos iš abu akių ir galvojau, kaip čia bus, ar man tiks ar netiks ir panašiai. Gali būti, kad aš čia pernelyg drąsiai užsisakiau to mažesnio dydžio, bet pasirodo viskas tiko. Tai va, tai toks video, tokios emocijos netikėtos, tikrai nesitikėjau, kad taip sureaguosiu. Tai ačiū, kad buvot kartu ir pasidalinkit komentaruose, ar jūs labiau už suplanuotus pirkinius ir visgi gaunasi tokie labiau spontaniški. Man kaip kada laikausi, kaip kada nutrūkstu nuo grandinės. Būna, pasitaiko. Tai ačiū, kad buvot kartu ir susitinkam komentaruose. Ate.